Gyveno mergytė, gera ir graži, ir rausvogytė labai panaši. Raudoną kepurę turėjo mergaitė, tai žmonės vadino raudon kepuraitę. Susiruošė kartą, ogytė mergytė už miško močiutės ligotos lankyti. Mamytė jai sako: tik būk atsargi, kai eisi per mišką, žiūrėk, kur žengi, žiūrėk, neužmink vabalėlę žoliai, žiūrėk, neišgazdink bitutės giliai. Jei vilką sutiktum, nesuk iš to kelio ir tik neklausyk pilkakailio vilkelio. Mamytė pyragą įdėjo į kraitę, galvelę paglostė raudonkepuraitei ir bėga mergytė siauru takeliu tarp miško žolelių, bitučių, gėlių. Tik žiūri, vilkelis pilkasis ant tako ir šitaip mergaitė išgazdintai sako: raudonkepuraitė, ana prie kelmelio prisirpo prinoko saldžiausių ogelių. Prašyte prinokusios prašos į kraitę. Taip vilkas pasakė raudonkepuraitei. Mergytė pamiršo, ką sakė mama, ir ėmė dainuoti ogeles rinkdama. O vilkas tik šast samanom be takelio ir jau stovi uždusęs prie mažo namelio ir krepšt ir pakrepšt durų rankeną krapšto, o kalba taip meiliai, tarytum iš rašto. Tai aš, močiutėlė, aš tavo dukraitė, labai pasiilgus raudonkepuraitė. Močiutė sena, jau akelios nešviesios ir eina rankas apgavikų ištiesus. Tai šoko plėšrūnas močiutės praryti. Kur slėpti seneliai, ką vargšiai daryti? Bet laimė, medžiotojas su šautuvu ėjo ir vilkas močiutės praryt nesuspėjo. Tuo tarpu atbėgo tikroji dukraitė, ogelių pririnkus raudonkepuraitė. Močiutė laiminga, medžiotojui smagu, mergytė vaišina mamos pyragu. Priskrido paukštelių iš šilo pušyno, mergytė visus trupiniais pavaišino. Gal tu apie vilką norėtum paklausti? Tai imk ir patark, kaip tą pilkį nubausti.